Praeitą savaitę į mane kreipėsi vyras užpildydamas aplikacijos formą į vieną iš mano kurtų asmeninių programų Uždarau duris. Tai ši programa skirta žmonėm pilnai uždaryti santykius su buvusiais partneriais arba padėti jiem išeiti iš esamų santykių, kurie jau nuėjo savo kelią. Ir šiandien gaunu žinutę iš šio žmogaus, jog jis pasirinko keliauti su psichologo pagalba. Aš šį pasirinkimą gerbiu, tačiau noriu paminėti, jog nes didžioji dalis žmonių renkasi šį kelią, bet ko psichologai neapima ir su kuo nedirba, tai yra energetinis lygmuo. Dažnai žmonės atėję į šią programą skundžiasi, jog jie jaučia destruktyves mintis, jie jaučia negatyvą siunčiamą iš kito žmogaus, o tai dažnas variantas, kuomet santykiai subyra. Žmonės jaučia nesąmoningą prisirišimą, nors to žmogaus jau nebėra erdvėje. Žmonės jaučia nerimą, taipogi negali pilnai atsidaryti naujam santykiam. Ir nesvarbu, kiek laiko praėjo nuo santykių pabaigos, jeigu mes esame energetiškai susijungę su kitu žmogum, mes niekaip negalėsim atsidaryti naujam ryšiui. Jeigu jauti kvietimą, jeigu nori patyrinėti, kaip efektyviai per 3 savaitės galima uždaryti pilnai šį procesą, parašyk man žodį uždarau ir atsiųsiu tau visą informaciją.